Ai, šiandien Žydrūnė pasidalino, kad jos sultis buvo Red Bullis prieš jogą. Tai nusprendžiau irgi įrašyti ir pasidalinti šitą informaciją, nes tikrai jinai yra gera. Sakė, ką įdedam į savo kūną prieš jogą ar kvėpavimo pratimus, tas pasidvigubina. O. Red Bullis dabar ten šokinės dvigubai daugiau. Tai jeigu kažką įdėt gero į savo organizmą, vitaminus, ką prikrovėt, tai jo dar daugiau pasidaugina. Jeigu įdėt kažko negero, Red Bullio, alkoholio, cigarečių, tai jie irgi ten visko pasidaugina. Tai žodžiu, per tą viskas dauginasi. Oi, blogai. Iš tikrųjų pagalvojau, kaip prieš meditaciją, prieš jogą pagalvojau, kaip keičiasi erdvė ir galvoju, nu, ar rašyt, kad daug kas negalėsit prisijungti ir taip galvoju, jeigu viena, tai kažkaip tokia atrodo netgi tuščia ta erdvė palieka tokia. Viena. Nu, bet galvoju, gerai, vis tiek jūs ten esat, pažiūrėsim, kaip bus. Bet va, Žydrūnė prisijungia, sulaukiau, šiandien apsikeitėm pozicijom. Kaip tavo kaklas šiandien? Nu, man iš tikrųjų po jogos jisai yra labai gerai atsipalaiduoja tas kaklas. Pavyzdžiui, ryte man žiauriai yra gerai, atrodo taip, wow, nu, atsilaisvinę viskas. Bet vidury dienos matyt vėl, žinai, jis vėl ten pradeda. Bet šiaip dėl to, kad blogai, tai nėra. Tik tiek, kad jis po pietų jau man vėl pradeda toks būti apsunkęs. Įtampa. Įtampa greičiausiai čia susideda viską. Patiri kokį stresą ar įtampą šiuo laikotarpiu? Ne, gal ne tiek, kad tas vis tiek, žinai, gal, aš žinau, aš esu tokia daug galvoju per daug apie viską ir, žinai, viską ant tos galvos ant pečių ir laikai ten. Nu, išsikroviai. Naštą. Naštą užsikrauni ir nešioji. Nu, pratempi biškį nusikratai, bet žiūri, nieko nepakeiti, jinai vėl ant tavo tų pečių, žinai, sėdi. Ta pati našta. Ta pati našta, žinai, tipo biškį nukratėjai netoli. Tipo dabar atėjo ta mintis, kaip leisk, nu, žinai, galvoja atsiranda, prapurtėjai, atrodo, nukrito, bet šampūną nepakeitė ir jos toliau ten laikosi. Nu. Tai va. O kadangi neprisijungėt, neparašėt, aš dabar man tas klausimas, ar yra so far, ar yra kokių tavo klausimų, pavyzdžiui, dabar? Iki ar iš kažkokios jogos pozicijos, arba dar kažkas, ar kažkokie pojūčiai? Ne, man visai labai gerai yra iš ko jogos, aš dėl to ir einu į jogą, kad man labai gerai. Bet jau daug metų. Bet šiaip, nu, tos kojos ištiesimas, ten tas balansas kažkaip nešio nepagaunu, čia namie man nei kažkaip susikoncentruoti. Čia ant vienos kojos, kur stovi, nepergyvenk ir nepagausi. Kažkaip, anksčiau atrodo, kad pagaudavau tą balansą, įsižiūrėdavau. Nu, šalia buvau, dar pratęsiau, suprantate, bet esmė tame nepergyvenk, su to koja tas pratimas yra pats sunkiausias ir sudėtingiausias. Iš tiesų, iš mano praktikos, kai mes darydavom aštangą jogą ir visą laiką jisai pasikartojantis yra, tai jau žinai, kad tuoj bus tas pratimas ir tu taip, aš taip, ne, jo nenori, žinai, tos stovėt ant tos kojas. Ir finally, pagaliau, ne, ateina ta diena, kad aš jau nebepergyvenu, kad tas pratimas man ten yra ir aš jau stoju jam. Nes jau tau jau nepasidaro jinai nebesunki. Bet aš jau po 2 treniruotės, kartais po 3, ir kartais po visą savaitę ir vis tiek man tas pratimas buvo sunkus daug metų. Tai kad čia per vieną dieną kažkas pasikeis ir paliks, wow, nu taip nebus. Nebent galim padirbėti ant kojų daugiau, bet tas bus, kaip yra skaitoma dar iyengar, kažkaip, nežinau kaip tiksliai ištarti, net nesutariu. Joga. Tai yra dirbama tiesiog ant vieno praktiškai pratimo, tarkim ant vienos kojos, ant abiejų aš turiu omeny, bet tik ant kojų. Ir visą treniruotę tu dirbi tik ant kojų, ištampyti tos kojų raumenis. Ir jinai praktiškai ta joga yra labiau, kad ar netgi su žaidimais,
jeigu yra kūne kažkokie, ar dar kažkam ištempti tiesiog tą koją, tai dirba ne tik ant kojų, tai tos kojos dar netaip drebėtų, tai aš pradžioje gal dar netaip siūlau, nes man teko bandyti pamoką, kad su Younger mokytoja, ir jinai pasakė, ištiesiam rankas ir laikom. Ir mūsų tik kokį 100 žmonių ir laikom taip rankas, ir jinai sako, nenuleidžiam. Pamatysiu, kas nuleisit, dadėsiu dar laiko. Ir jinai eina ir laiko tą ranką kartu su mumis ir sako, matot, aš sena ir vis galiu išlaikyti, o ką, jūs jauni negalit? Ir jinai toliau tą ranką laiko, o tu jau ten, žinai, čia jūsų tik mintyse, laikykit ranką. Ir tu laikai tą ranką, ten atsistojęs, jau žinai, 10 minučių, žinai. O jinai, matot, aš laikau ir jūs laikot. Tai va, tai ten ne taip tos rankos drebėjo. Tai ką noriu pasakyti, pavyzdžiui, kad yra laikas, kad tu turi atidirbti tas pozicijas, iš tikrųjų. Yra tam tikras laikas, kad, pavyzdžiui, stovėti ant pėdos balanso pozui, kad, tarkim, kai mes stovim, dažniausiai kas vyksta, čia trumpas introduction, mūsų, kai stovim ant kojos, čia matosi, ne, tau, mano pirmas. Tai va, visi, kai stovi, jos va taip sugniaužia. Tau taip yra, ne? Ir dažniausiai jos tokios užspausti pirštai į save būna. Ką daryti? Tai yra tik kelių metų praktika ir tam tikro kiekio treniruočių, kad koja būtų pilnai atvira ir koja pirštai išplėsti. Ir kad jinai stovėtų stabiliai. Kitu atveju jinai vinguriuojas ir mes, kadangi negalim atpalaiduoti jos pilnai, ne? Gaunas, kad mes sutraukiam. Ir tada jinai, kai atsistosit pilnai, o tai sakė mano mokytoja, aš atsimenu, aš 3 metus treniravausi aštanga jogą ir sako, to dar nepakanka, kol jūsų koja ir va šitaip, tai reiškia, jūs dar to balansų neturit. Kai pirštai įsiplės, tada jau turėsit, o tai yra ne 1 metų praktika. Taip kad nepergyvenkit, kad aš čia kažko negaliu, aš kažką nesenai kiek kas pradėjom ir, žinai, norim greitų rezultatų. 10 metų nesportavom, nedarėm jokių tempimų pratimų, bet norim ateiti ir daryti, žinai, jau špagatų, žinai, tipo, aš jau savaitę treniruojuosi, kur mano špagatas. Taip nebus. Tai va. Tai aišku, tada. Aišku. Dar 3 metų ir gali. Treniruoti. Ir pasineriam į savo vidų. Atsitraukiam nuo visų minčių. Nuo dienos iššūkių, nuo dienos chaoso, jeigu jisai buvo. Gal buvo puikiai harmoninga diena. Ir dabar visas mintis susitelkiam į savo kūną, į savo vidų. Jaučiam, kaip organizmas visas ir vanduo esantis mūsų kūne tiesiog nurimsta. Vanduo tai taip pat yra kaip ir mūsų mintis, kurios teka. Jaučiam kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu. Vis labiau atsipalaiduojam. Ir pajaučiam, kur šiandien norim iškvėpuoti, kurį norim iškvėpuoti, kokios tai energijos savo kūne. Gal energijos yra užsistovėjusios gimdoje, apatinėje kūno daly. Gal jaučiasi, kad krūtinėje norim iškvėpuoti. Dabar praskanuojam savo kūną ir pajaučiam mintim, kur norim šiandien kvėpuoti. Į galvą, į krūtinę ar į apatinę kūno dalį, į apatinę čakrą. Mes meditacijoje, kaip grupiai medituojam, tai mūsų apatinės čakros sakė yra užsidariusios. Tai aš sakyčiau tada susikoncentruoti labiau į moteriškumą, moterišką energiją, kūrybinę energiją. Gal tai ji nori išsilaisvinti ir susiaktyvinti.
Kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu jaučiam, kaip mūsų nugara išsitempia, vis darosi tiesesnė. Toks jausmas, kad kažkas mūsų patrauktų už viršugalvio ir ištiestų. Kvėpavimas tolygus, giliai kvėpimai ir iškvėpimai po 4 kartus. Įsivaizduojam, kaip rankų delnai prisikrauna dieviškos energijos ir pirštų galiukais prašukuojam savo plaukus. Taip nuo viršugalių braukiam link atgal ir su pirštų galiukais iššukuojam. Tiesiog suaktyvinam visą smegenų veiklą. Sužadinam visą mąstymą. Pirštų galiukais braukiam tarp antakių, nuo vidurio iki šonų. Ir aplink akis. Su vienu pirštu, su dviem tai yra pirštai. Ir link antakių pamažu žuojam smilkinius. Į kitą pusę. Ir aplink ausis, užausius. Sužadinam klausą. Kai sukam apie akis, sužadinam regėjimą. Suaktyvinam smegenų darbą. Dabar pasiimam su delnais, patrinam ausis, jeigu neturit auskarų. Mini masažas visam veidui. Ir su tom prikrautom delnais energijom perbraukam šalia veido arba ties paviršium. Ir pajaučiam visą energiją, prisipildo veidas pilnai grožio, šviesos. Ir perbraukiam per visą veidą, atgaivinam su dieviška energija ir dedam ant pečių. Pasidarom masažą. Galite apkeisti rankas, gal patogiau būti po vieną truputėlį. Pasidžiaugiam savim. Iškeliam rankas į viršų, išsitempam ir žiūrim į viršų, pakeliam smakrą. Nuleidžiam rankas ant kelienų. Įkvepiam, keliam smakrą į viršų, kuo aukščiau ir iškišam liežuvį. Iškišam liežuvį ir, tarkim, norim pasiekti nosies galiuką.
Ir grįžtam į centrą. Padedam kairę ranką ant kilimėlio ir dešinę keliam į viršų, virš dešinės ausies. Abu pečiai nuleisti ir bandom pasiekti kitą sienos dalį. Jaučiam, kaip tempia šoną. Klubai nuleisti ir kvėpuojam tą šoną, kurį tempia. Ir jaučiam, kaip kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu vis labiau išsitempia. Ir galim vis žemiau ir žemiau nusileisti su ranka. Atrodo, bandytumėm pasiekti grindis. Ir įkvepiam, pasikeliam į viršų, iškvepiam, nusileidžiam. Įkvepiam, pasikeliam, nusileidžiam. Įkvepiam, pasikeliam. Ir čia, kai keliamės, atsiminkit užrakinti apatinę pilvo dalį, kad apsaugotumėm nugarą. Ir nusilenkiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Dabar galvoju, kodėl man tos ausis taip kaista. Atsiminiau, kad trynimausi. Sukamės į kairį šoną ir nuleidžiam delną, žiūrim tą kairį petį ir spaudžiam dešinį delną į kairį kelėną. Įkvepiam. Iškvepiam. Susisukam į dešinį šoną. Įkvepiam, pakeliam delnus ir kažkas, kai sakė vakar, kad su viena ranka išeina sugriebti už nugaros, o su kita ne taip. Tai dabar pradedam su priešinga ranka, negu darėt. Aš visą laiką pradėdavau nuo kairės į apačią, o dešinė viršui. Tai aš pabandėsiu šiandien. Kairė į apačią ir dešinė viršui. Atpalaiduojam rankas ir dabar apkeičiam. Jo, vienam truputį gal irgi man pirmų variantų vis tiek lengviau, arba taip pripratus, nes ne vieną kartą darydavau. Ir atpalaiduojam. Dabar, o tu, Žydrūne, turi kažkokią pagalbę ar kažką šalia savęs? Kažką tokio didelio? Nu, visai nieko. Tai dabar čia toksai pratimas, ilgiau jame pabūsim. Tokia aš šiandien pagalvojau labiau ant interneto. Aš turiu dėžę. Tai va, parodysiu irgi toks. Galima jį daryti tiesiog ir netgi va šitaip, ne? Bet kam nesusilenkia, nes būna kitiems žmonėms iš tikrųjų jie pasilenkia tiek. Ir aš vieną kartą sakau, gal gali daugiau pasilenkti, sako, ne, viskas, aš nebepasilenkiu. Tai yra viskas tvarko. Jeigu pasilenkia tik tiek, sėdi tik tiek,
nes palenkus ir šitie kaklą labai tempia šitą nugarą vietą. Tai pavyzdžiui, kam pasilenkia jau daugiau, tai lenkimės daugiau, bet kad atsipalaiduotų visiškai, tai mes va tą galvą padedam, kad būtų jinai nusilenkus čia. Dar galima, kas jeigu sėdit ir neišeina lotoso pozicijai, galit va šitaip arba, jo, va šitaip kojas, kad matyt, šitaip plačiai kojas, tokia pusiau kaip varlytė. Čia pasidedam kažką, kas atitiktų mūsų tą lygį, kad galva būtų, rankas į šonus pametam, ane, ir atsipalaiduojam, tiesiog leidžiam atsipalaiduoti ir kad išsitemptų tie visi mini tokie raumenukai aplink stuburą. Ir dabar kvėpuojam į stuburą, kad jaustumėm, kad vis labiau atsipalaiduoja ir galim žemiau nusileisti. Lebuka, Labuką prisijungi. sakau, prisijungsiu pasižiūrėti, kaip sportuojat. Ok, nu tai žiūrėk. Aš šiandien ilgai dirbsiu, tai nežinau, ar man išeis padaryti. Tai bent jau, žinai, vis tiek sakė mano mokytoja, nors ir neišeina kartais pasportuot, tai kai mes pažiūrim, reiškia, mūsų protas priema taip, kaip mes kartu irgi sportuotum. Na, tai dėl to ir prisijungiu. Tauniai. Tai gerai, dabar kamerą užmutink. Ir mes kylam iš šitos pozicijos, pasikeliam, patraukiam iš šoną, bet šitą gal dar panaudosim, ne? Aš nežinau, aš gal dėžę, kas turit dėžę pagalbę, pasižiūrėkit, kiek reikės šitam pratimui jums, nes toliau pratęsim šitą poziciją kaip varlytės, tik čia išplėstom kojom. Tai einam ant alkūnių ir galim truputėlį pasimasažuoti. Galit pasidėti kažką po kelienais, kad būtų minkščiau. Arba, pavyzdžiui, ant kilimėlio, tai iš tikrųjų neslysta labai, jeigu turit kažkokius mažus rankšluostėlius. Arba aš, pavyzdžiui, radau kojines, turiu savo, ane? Tai nes ant kilimėlio neslysta, pasidedam kojines, ane? Ir čia aš, dabar jūs matyt, ir tada jos išslysta daugiau. Ir kadangi, jeigu mes nieko nepasidedam čia po apačią, tai kas būna? Kaip kojos plečiasi, kad tos sausgyslės netrūktų, tada mūsų raumenis pradeda saugot ir neleidžia daugiau išsitempti. Tai jeigu mes pasidėsim po apačią, čia pagalvę, kažkokį rankšluostį suviniotą, ne? Nes, jogoj tai būna tie visokie tie pagalvės tos didelios, kad iškart pasidėti. Bet susirast kažką tinkamą, ne? Ir pasidėsit, tada leis vis daugiau atsipalaiduoti ir galėsit į tą varlytę įeiti. Teisingai. O dabar atsigulam, taip ant alkūnių pabūnam ir kvėpuojam. Giliai kvėpuojam per nosį. Ir dabar su kiekvienu įkvėpimu ir išsikvėpimu įsivaizduojam, kad mūsų klubai vis labiau atsiveria.
Ir leidžiam jiem atsiverti. Kvėpuojam giliai. Dabar šitoj pozicijoje pakvėpuokit 10 įkvėpimų dar giliai per nosį. Kai pabaigsit 10 įkvėpimų, tada pasikelsit, iškelsit vieną ranką, nes aš eisiu pažiūrėti, Mažylis labai pradėjo verkti. Iškelsit ranką ir tada atsigulsit ant kairės rankos, kaip esam darę šitą pratimą, apkabinti per nugarą. 20 įkvėpimų ir 20 iškvėpimų. Ir tada su kita ranka. Lengvai sugausit kojas ir pabūsit vaiko pozicijai. Ir aš taip pat pareisiu. Aš turiu vieną svečią, jūs sportuoti. Ir 10 įkvėpimų vaiko pozicijai. Kai baigiam 10 įkvėpimų, atsistojam į stalo poziciją ant 4, pristatom kojų pirštus ir mikro pakeliam kelėnus. Įtraukiam pilvą, nugarą tiesi, giliai kvėpuojam per nosį 1, 2, 3,
4, 5, atsipalaiduojam. Atsisėdam ant kulnų. Ištiesiam nugarą. Kvėpuojam giliai per nosį. Įkvepiam, atsistojam atgal ant delnų ir vėl pakeliam mikrokelienus. 1, 2, 3, 4, 5 ir toliau tęsim, nenuleidžiam 6, 7, 8, 9, 10, super, atsigulam. Atsisėdam ant kelienų. Ir pailsėjimui tik 2 įkvėpimai. Ir atsikeliam į stalo poziciją. Spaudžiam delnus ant kilimėlio. Iškvepiam ir žiūrim į bambą. Išričiam nugarą ir žiūrim į bambą. Giliai kvėpuojam dabar per nosį. Pabūnam. Įkvepiam, išričiam nugarą ir žiūrime viršų. Spaudžiam delnus, tempiam kaklą vis aukščiau. Iškvepiam, žiūrim į bambą, į pilvo centrą. Įkvepiam, žiūrim į viršų. Iškvepiam, žiūrim į pilvo centrą. Įkvepiam, į viršų. Iškvepiam, į viršų. Ir grįžtam į natūralią poziciją. Perkeliam balansą ant dešinės kojos, kelienų. Ir kairę koją ištiesiam. Kai atrandam balansą, ištiesiam priešingą koją. Ir kvėpuojam 1, 2, 3, 4, 5. Apkeičiam, perkeliam svorį ant kairio kelieno. Ištiesiam dešinę ir ištiesiam kairę ranką. 1, 2, 3, 4, 5. Pristatom delnus ir kelieną. Atsitupiam į mūsų mėgstamą varlytės poziciją. Suglaudžiam delnus tarp kojų. Spaudžiam delnus vieną į kitą. Give me the boy. Spaudžiam delnus vieną į kitą ir praplečiam kelienus. Krūtinė į priekį, pečiai atgal, ištemptas kaklas, ilgas, ilgas. Įsivaizduojam, kad mus kelia kažkas už plaukų į viršų. Ir vis atsipalaiduojam vis daugiau. Ir kvėpuojam dievišką, moterišką energiją. Ir čia įkvepiam ir sutraukiam. Kaip vadinami Kegelio pratimai, kad būtų, ne? Ir iškvepiam. Dedam dešinį delną ant kilimėlio. Įkvepiam, pakeliam kairį delną, žiūrim į delną.
Ir įsitempiam, paspaudžiam dešinį delną į kilimėlį kairį. Ir jaučiam tokį priešingą tempimą. Atrodytų toks jausmas, kad mus traukia kažkas už abiejų rankų į priešingas pusės. Tai va tokį turėtumėt jausti jausmą, kai iškelia delnus. Bet pradžioje, aišku, kam sakėt, visiškai nepasikelia delnai, tai bandykit juos tempti toliau aš čia. Papasakoju, nežiūrėk į delną. Tai čia, kam nepasikelia delnai, nu tai pabandykit truputį juos atkabinti, pabandyti vieną truputį kelti, nu jau kiek išeina, ne? Ir dabar kitą pusę. Spaudžiam į priešingas pusės, kad jaustųsi tempimą. Padedam delnus, rankas truputėlį į priekį, nes kai esam čia, tarkim, kai mes darysim šitą balanso pratimą, ne, jūs negalit spausti kelienų į alkūnes, nes tada galit susilaužyti rankas. Nu, abejoju, kad susilaužysit, nu, nes pajausit, bet šitaip nedaryti, ne. Tai automatiškai praeinam truputėlį į priekį ir tada jau kelienai atsiduria ties raumenim šitą vietą. Ir tada kelienų spaudžiam į rankų šonus. Pasislenkam į priekį, pasikeliam ant kojų piršto ir aš garantuoju, jau kas padarėt varlytę, pamažu išeis. Tai dabar pakelnojam dar kartą po vieną koją. Po to pakelnoja po vieną koją, jo. Truputį pasikeliam ir grįžtam atgal. Truputį pasikeliam ir grįžtam atgal. Jeigu dar nesikelia, tai tiesiog po vieną koją kelnojam. Po vieną. Ir vėl pabandom. Ir kai jau išeina daugiau, tada galim pabandyti ilgiau pabūti. Būtų smagiau, kad daugiau galėtų kažkas prisimti, matyčiau, kur esat procesuose, kas vyksta pas jus. Ir dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas arba ant kelieno atsispaudimas, kaip jau pasirenkat. Žiūrim į viršų. Pristatom kojas. Į šoniuko poziciją spaudžiam delnus. Ir dedam didelį žingsnį tarp delnų. Padedam kelieną. Paeinam į šoną. Delnai į vidaus pusę. Ir įkvepiam, pakeliam kairį delną į viršų. Klubus nuleidžiam. Šitoj pozicijoje nestojam, šitaip, kad yra kvadratinis. Klubai leidžiasi į apačią kuo daugiau ir kuo žemiau. Ir kiekvienu kartu įkvepimu ir iškvepimu vis žemiau nusileidžiam. Apkeičiam delnus, įkvepiam, pakeliam dešinę ranką, žiūrim į dešinę ranką. Klubai nuleisti. Nuleidžiam delnus ir pabūnam čia. Įkvepimo arba dar galima irgi ant alkūnių, jeigu kažkam noris intensyviau. Bet klubai turi būti nuleisti ir nugara tiesi. Koja priglausta prie kūno, kuo arčiau, kad nebūtų čia po to, žinai, koja iš viso kitoj pusėje. Ir čia galva tiesiai. Ir truputį atsikeliam, pakeliam, su kaire koja einam į dešinį šoną. Tai čia jau šitą pratimą, kur darėm, kur žino 90 laipsnių kairinku, tik tai jeigu reikia, ją truputėlį į kitą pusę, į vidaus pusę nuleidžiat. Teisingai, kaip iš tavo pusės dabar geriau matos, nes pas mane kitą koją.
Tai va dar kartą parodo iš priekio, kaip atrodytų. Ne, mes nematome. Tai va, čia šitoj vietoj kaip būtų, tai tada į vidinę pusę. Nes kuo daugiau į šitą pusę, tuo pratimas yra sudėtingesnis. Skaitosiu. Ir jeigu klubai yra čia, tai ką reikėtų, jeigu turit kažkokį blokelį ar kažką, tarkim, aš čia turiu, bet vėl galit naudoti kaip rankšluostę, išardžiau visą dėžę. Tai va, pavyzdžiui, čia turit blokelį ir tada pasidedat po šitą užpakaliu, ar ten rankšluostį kažką, kad mūsų klubai nusileistų ir šitas nebūtų iškilęs per daug. Kad šitas leistų, šitas pasikels, tada jie susivienodins. Ir čia atsigulam ant kojos. Pasikeliam ant delnų, sulenkiam dešinę koją ir sugrebiam už dešinės kojos. Ir jeigu susigriebė, pajaučiam, kiek tempimas mus leidžia ir dedam prie užpakalio kuo arčiau. O jeigu ne, jeigu jau yra per daug įtempia ar iš tikrųjų sudėtinga, tai tiesiog galit pabūti pačioj pozicijai arba atsisėsti vaiko poziciją. Jeigu per daug jau tempimo yra šitoj pozicijai, nes gerai yra ištempti koją. Ir atpalaiduojam. Kad nebūtų per daug, nepersistengiam, pristatom kojos pirštą, pakeliam užpakalį į viršų, klubus, keliamės ir pristatom koją. Pavaikštom, spaudžiam delnus, pavaikštom. Ir dedam dešinę koją tarp delnų. Kelieną. Nuleidžiam. Tokia jaučias, atrodo, ta koja dabar net sustabarėjus. Gan gerai. Ir dešinę koją į šoną, delnai į vidų. Pakeliam dešinę ranką į viršų, žiūrim į dešinį delną. Leidžiam kiekvieną kartą įkvepiam ir iškvepiam. Leidžiam vis kulbu žemiau. Ir apkeičiam delnus. Perdedam svorį ant dešinę delną ir pakeliam kairį. Ir apkeičiam delnus, tada dešinę koją einam į vidinę pusę, į kairę pusę. Padedam koją į vidų, nusireguliuojam intensyvumą, kokį mums jau reikia. Ir atsigulam ant delnų. Galim pasidėti rankas po galvą. Įkvepiam, pasikeliam į viršų ir sulenkiam kairę koją. Giliai kvėpuojam per nosį. Aš suprantu, kad čia tikrai tempia ir jau
yra gan sudėtinga, bet puikiai sekas. Aš manau, ir puikiai sekas ir tie, kurių šiandien nėra prisijungusi. Dabar koja truputėlį į vidų, jeigu jinai buvo labiau išoriai. Pristatom pėdą ir keliam klubus viršų. Keliam. Ir pravaikštom. Mažai žingsniukais einam į priekį. Įkvepiam ir pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam. Sugrebiam už kojas pirštą. Už kairės gal, kad labiau aktyvuotus moterišką energiją. Ir ištiesiam. Vienas. 2. 3. 4. 5. Įkvepiam į šoną ir keliam į viršų koją. Penki. Ir į priekį nusileidžiam ant kojos. Išsitiesiam abi rankos ant klubų. 1, 2, 3, 4 ir 5. Atpalaiduojam. Įkvepiam, sugrebiam dešinę. Ranka, dešiniais pirštais koją pirštą. Ištiesiam koją dešinę. Ir giliai kvėpuojam per nosį. 1, 2, 3, 4, 5. Iš šono. 1, 2, 3, 4, 5. Į priekį nusileidžiam ant kojos. Ištiesiam. 1, 2, 3, 4, 5. Leidžiam, pamasažuojam kojas. Toliau į kilimėlio pradžią. Dedam didelį žingsnį atgal. Ištiesiam kojas. Įkvepiam, pažiūrim į viršų, iškvepiam, leidžiamės į apačią, dedam delnus tarp kilimėlių. Galit naudoti, kaip rodžiau vakar, kėdę, lygiai taip pat išties, arba jeigu neturit kėdės, galite ir čia pabūti. Įkvepiam ir dabar dedam galvą tarp delnų. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, suglaudžiam delnus ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam, jeigu reikia, sulenkiam kelienus, dedam didelį žingsnį atgal, atsispaudimas arba pusė atsispaudimo ant kelienų. Įkvepiam. Ir grįžtam į šuniuko poziciją. Ir prasimankštinam į viršų, atgal. Ant kulnus. Pakeliam kulnus į viršų, nuleidžiam. Įkvepiam, pakeliam kulnus į viršų, nuleidžiam.
Dabar vieną taip lipdami laiptais. Ir dar kartą. Aukštyn, žemyn. Sukryžiuojam kojas. Taip į priekį. Ir atsisėdam. Ištiesam. Spaudžiam delnus. Ištraukiam užpakalį dar pradžiai. Pasitikrinam, tikrai sėdam ant kulnų. Ir spaudžiam delnus į kilimėlį. Pečiai nuleisti. Ir giliai kvėpuojam tą per nosį. Įkvepiam. Pakeliam delnus į viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam, sugriebam už kojos minkščių. Čia naudojam taip pat, galim naudoti diržą, ar sugriebam už kojų ir nusileidžiam. Įkvepiam, atpalaiduojam pėdas, dedam delnus už nugaros, delnai žiūri į vidų, dedam pėdas šitaip ir keliam klubus į viršų. Žiūrim atgal. Ir nuleidžiam, atsipalaiduojam, atsigulam ant nugaros. Sudedam kojas į ketvirtą poziciją su kaire koja. Tai būtų iš karto sulenkiam, pakeliam, dedam ant kelieno ir nuleidžiam. Pakeliam dešinę koją, į viršų apkabinam šlaunį ir čia 90 laipsnių kampu arba ištiesta koja. Traukiam, tempiam prie krūtinės. Užpakalį nekeliam, nepradedam kelti šitaip, kad aukščiau pakelt. Užpakalis prigludęs, nugara tiesi, sulipusi su kilimėliu ir tik kojos juda prie krūtinės. Giliai kvėpuojam per nosį. Ir lėtai nuleidžiam kojas, pėdą pristatom ir tada nuleidžiam, ištiesam. Nukeliam koją, pakeliam kelieną į viršų ir ištiesam. Ta patį darom su dešine. Sulenkiam, nuleidžiam ir tada uždedam pėdą ant kelieno. Sulenkiam, pakeliam, apkabinam šlaunį. Ištiesiam koją. Ir tada dedam koją vis arčiau ir arčiau prie krūtinės. Giliai kvėpuojam per nosį. Jaučiam, kaip kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu vis labiau kūnas atsipalaiduoja.
Lėtai nuleidžiam koją. Ištiesiam. Nukeliam sulenktą koją į šoną. Pakeliam kelieną. Ištiesiam koją. Sulenkiam abi kojas per kelienus. Ir ištiesiam 90 laipsnių kampu. Kas šiandien norit, galit pabandyti pilną žvakę padaryti, pasižiūrėti, kaip išeina. Jeigu darysit pilną žvakę, tai pradžiai pabūkit 10 įkvėpimų, galim kartu padaryti. Tai dabar kvėpuojam giliai per nosį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Nuleidžiam koją. Ir dabar pabandom žvakę. Iškeliam. Užpakalį gali pakelti, tiesiog atrodo užpakalį. Ir pasižiūrim. Keliam. Rankos už nugaros ir tiesiai. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidžiam kojas. Bet čia visiems nebūtina daryti, nepasakiau iš karto iš pradžių. Čia jeigu jau jaučiat, kad galit pakelti. Keliat, pasitikrinat, jeigu neišeina, nedarot. Jeigu ir dabar darit, kažkur jaučiat nepatogumą ar per didelį tempimą kaklo vietoj, tai nedarot šito pratimo. Gerai. Dabar kojas prie kelienų. Pakeliam užpakalį į viršų. Delnai šonuose arba sukabinti už nugaros. Atkabinam rankas, atkabinam kelienus ir pasiridinėm. Dar kartą pakartojam. 1, 2, 3, 4, 5. Atkabinam pirštus, nuleidžiam ir pasiridinėm. Dabar, kas toliau tęsi, tai daro toliau lygiai taip pat. Tiltelį šitoj pozicijai. Aš pasileisiu plaukus, nes man gumelė trukdo. Ir dabar parodysiu, kaip padaryti mum tiltelį pradžiai. Tai va, kas nori tiltelį darom. Žydrūne, jungias. Tai va, tiltelį pradžiai darysim šitaip. Pasiimam delnus, dedam už pečių ir pasižiūrim ant krūtinės, tada pritvirtinam delnus, pakeliam užpakalį į viršų. Neskubėk, dar norėjau parodyti jums. Ir tada tik pasikeliam ant galvos. Čia. Tiesiog čia. 1, 2, 3, 4, 5. Ir tada nusileidžiam. Jeigu bandėt šiandien atsistot, kas jau esate darę, pavyzdžiui, kaip Žydrūnė, jinai yra ne kartą darius tiltelį, tai galite stoti tiltelį. Kas nesat bandę, tai kaip dar kartą sakau, uždeda delnus ir tik ant galvos pasikelia. Ir laikotės ant galvos. Kiek kvėpavimų išbūsit tiek. 1, 2, viskas. Atsigula toliau ir ką darom? Taip pat pasiridinėjom ant nugaros. Ir pakylam į viršų.
Ištiesiam kojas ir atsigulam ant kelienų. Gulkis ant kelienų. Aš plaukus susirišu, nes man neišėjo per storą gumelę padaryti. Ir 10 įkvėpimų čia. Pilnai nusileidžiam, kad nugara išsitemptų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Įkvepiam, atsigulam ant nugaros. Tada pasidarom varlytę. 10 įkvėpimų varlytės. Ištiesim kojas ir gulim 5 arba 10 minučių iki pabaigos. Atsipalaidavimų. Minimum 5 minutės pagulėti. Gerai. Čia įrašą jau nereikia daryti, tai aš atsijungiu. Ir rytoj susitinkam 8 ryto. Jeigu visiems tinka, jeigu netikit, tik dar kažką parašykit. 8, ne? Palinkčia galvą, jeigu gerai. Bus. Good. Tai 8 ryto rytoj susitinkam Danijos laiku, Lietuvos + valandą. Ir iki rytojaus.